Iš ko savo kūrybai semiatės įkvėpimo, idėjų? Kaip jos gimsta? Net sunku pasakyti. Gal iš vizionieriškų, sakant, paskatų, bet kartais kuo toliau, to daugiau aš ne vienas pastebiu, kad meno aplinkui tankėja, tas tirštėja ir menas generuoja meną. Turiu omeny geras menas, jo idėjos. Tai jis patekęs į tavo sąmonę gamina kitą produktą. Tai, man rodos, nesibaigiantis procesas. Kartais ir geriau nuo jo atsitraukti. Bet iš esmės yra tas pats noras kurti, aš manau. Tai pagrindinis. O idėjos ten gali būti įvairios. Aš nesu taip savo tokios socialinės tematikos kūryboje, daugiau tokia meditatyvinė, intravertinė, susikoncentravimo būsena, linkęs eksploatuoti, bet kartais ir norisi pajuokauti savo darbuose.